Sveiki, Kanal 10 Lietuva žiūrovai. Džiaugiamės, kad įsijungėte sekmadienio liudijimus. Tikrai labai malonu, kad mus stebite YouTube kanale, Facebook'e ir dalinatės šitą tikrai, tikiu, svarbia žinia. Ir šiandien turime mūsų dar vieną svečią, Eugenijų. Labas, Eugenijų. Sveiki. Ir Eugenijau, mūsų svečiai papasakojo, pasidalino savo gyvenimo istoriją su mūsų žiūrovais ir iš kur esi kilęs? Esu kilęs iš Vilniaus. Gimiau tarnautojos ir darbininko šeimoje. Tais laikais tradiciniai, galima sakyti, šeimoje ir bažnyčia nebuvo pamiršta, bet nebuvo ir labai dažnai einama į bažnyčią per pagrindinės šventės ir atlaidus. Močiutės buvo labai tikinčios, tai iš jų mačiau pavyzdį. O šiaip viskas taip tradiciškai. Nu ir tai visą vaikystę, jaunystę ir prabėgo Vilniuje? Taip. Nu ir ką, tenai kokie nors nuotykiai? Buvo kaip pirma komunija buvo toks jeigu tikėjimo kely, tai įsimintinas momentas kažkaip, bet per vasarą, atsimenu, pasiruošėm ten, pasimokėm poteriukus, kaime visą tai vyko ir su sesė priėmėm pirmą komuniją, pirma išpažintis, tada atsimenu, buvo kažkaip jautėsi tas palengvėjimas kažkoks, tai vat, lyg naštos nusimetimas jau tuo metu atrodo, kai gal ten taip vaikiškai, bet vis tiek tas nuodėmės išsakai kunigui, tai vis tiek kažkoks palengvėjimas jautėsi, bet į bažnyčią dažnai tada vis, kaip ir sakau, tradiciškai per didžiąsias šventės tik tai. Tai čia močiučių reikalas buvo suorganizuoti jums visą šitą pirmą komuniją. Jo, gal ir komuniją. tėveliai ten irgi, kai visi jau pusbroliai ir pusseserės ten, visi turim pirmą komuniją priimti viskas. Jo. Kad būtum susitvarkęs. Kad būtum susitvarkęs, jo. Ir iš tikrųjų tai po to buvau toks, gana uolus, tikintis, poteriukus kalbėdavau vakarais. Bet taip vaikiškai viskas vyko ir kol galų galės pakrypo mano studijos. O ką studijavai? Studijavau taikomąją matematiką universitete, bet įstojau grinai, taip, kadangi žinau, kad įstosiu, ten konkursai nebuvo dideli, nors visą laiką prie širdies buvo inžinierija, automobiliai, bet galvoju, kur ten neįstosiu, žodžiu, taip lengviausių kelių, 11 gal klasiokų, kartu viskas gerai. Kažkaip man ten sunkiai, 1,5 metų. Kuo toliau buvo to sunkiau, žodžiu, po 1,5 metų tai pakrypo, kad jau ir tada jau prisiminiau, kad ir Aušros vartai yra, ir Marija galima melstis, ir kažkaip Dievas manęs negirdėjo, taip man atrodė. Ir išėjau kariauti tada į kariuomenę. Ir dar sovietinė? Dar į sovietinę, taip. O kelinti čia metai? Čia buvo 82. Taip, 82. Neklausyk, aš tik pradėjęs vaikščioti buvau. Tai va, išėjau kariauti ir tada, bet tuo metu buvo labai apmaudu, kad Dievas manęs negirdi ir neišklauso mano maldų. Neatstatė manęs, nors aš jau ten visas skolas, viską pasinaikinau, bet vienareikšmiškai jokie ten projektoriai, nieks nepadėjo, žodžiu, pyktis toks ir viskas, Dievo nėra. O paskui kažkaip ir kariuomeniai, taip, Dievo nėra, viskas čia, kaip sakant. Bet paskui kažkaip jau atslūgo tas visas toks, gal tas pyktis, kai tave paima į kariuomenę, kai kariuomeniai viskas ten gerai klostėsi, gana sklandžiai visur. Dievulis matyti irgi taip. Turėjo planų, kad ten, sakau, tie 2 metai, tai ten, kaip Dievo ausy visą laiką buvo. Apsaugotas, nei ten prieš mane ranką kažkas kėlė, nei, žodžiu, tikrai. Ir taip jutau, kad kažkas manim rūpinasi.
Tai va, Nu, galėtum kokį nors fragmentą prisiminti, sakysime, iš kariuomenės, kur tu sakai, vat, kad jutau, kad kažkas manim rūpinasi. Nu, aš kai pagalvodavau, atsigręždavau atgal, galvoju, kaip čia tie visi įvykiai. Ta prasme, kodėl aš iš tos matematikos, kodėl mane išmetė iš to, paprastai tariant, iš universiteto. Čia man sugriovė gyvenimą jau kaip ir. Paskui galvoju, bet tai aš dabar galėsiu ramiai grįžęs, jau nieko nebijodamas stot savo mėgiamą kryptim. Bet taip ir iš tikrųjų tai buvo. Kai grįžau, ten, atsimenu dar, kai po vidurinės, tai ten kažkaip, ai va, čia to nemoku, čia to nežinau. O tada taip ramiai po visų kariuomenės ten tų laikų, kaip tik vasarą, pasiėmiau knygas nuo 5 klasės. Galvoju, tai kas čia man buvo neaišku. Tvarkingai pasiruošiau, tvarkingai įstojau, viskas sekėsi puikiai. Nu, tai, ta prasme, kai aš tik tai atsigręždavau atgal, galvoju, nu čia jau kažkaip čia ta ranka įdomiai, čia dėlioja, ta prasme, kad... Reiškia, taip įdomiai, ištraukė iš tave iš tavo to tokio lengviausio kelio pasirinkimo. Taip, tai hop, taip. Ir padėjo į kitą vietą. Taip, labai skaudžiai ten man taip pat tuo metu atrodė, bet padėjo. Nes yra tas kažkoks, nu, pa žmonės yra tas sureikšminimas to diplomo. Kažkaip tai jisai yra toks baubas padarytas, kad va, dabar neturėsi diplomą. Aš irgi šitą atsimenu, kad kaip aš bijodavau tų perlaikymų. O tai yra eilinis mokslas, ta prasme, nieko daugiau. Taip, bet nu kartu ir šeimoje būdavo, nu kaip dabar tu jau nebaigsi mokslo. Nu, žodžiu, tai taip, spaudimas aišku buvo. Bet... Ir tada inžineriją baigėjai, ne? Taip, ir tada baigiau, jo, inžineriją. Sekėsi puikiai mokslo, viskas ten. Ir matematika ten visą laiką aukščiausiais balais. Tai va, tai ir pabaigiau mokslus irgi kažkaip įdomiai. Nuėjau dirbti po kariuomenės, nu, kur daugiausiai reikia uždirbti. Kur tekintojai daugiausiai uždirba. Aha, su metalais susipažinau. Aišku, ten taip atrodau, balta varna atrodžiau, nes visi darbė ir po darbo ten mėgdavo pakilnoti šiek tiek taurelę. Ten jau apie pietus visi tvarkingai apšyla. Na, aš griežtai ne. Ir taip kažkaip, nu, taip prie to kolektyvo nelabai pritapdavau, bet, nu, taip keistai atrodžiau, aišku. Bet paskui irgi, vat, Dievas taip kažkaip reiškia netyčia irgi kažkokie mokymai ten kažkas buvo. Mane pamato vadovas iš ten laboratorijos skyrius, ten praktiškai jau balti žmonės jau. Ir mane tai vat palaipsniui, ir man labai gerai buvo tada mokytis, ir ten tas darbas švarus, ir atlyginimas praktiškai, ten tas tekintojo mitas, kad ten labai daug uždirbsiu, tai tikrai nebuvo. Nes rankos purvinos, o kiek ten tų varžtų ištekini, tai tiek ir gauni. Tai būdavo dar mažiau negu ten apskritai ten. Nu, žodžiu. Tai, sakau, vat, aš tuo metu taip giliai gal žinojau, kad tikrai Dievas yra 100%, nes taip gyvenimas dėliojasi, kad netgi jau po to darbinė veikla, sakykime, ten atsiradau autoservise, man labai automobiliai patiko, irgi draugas pakvietė. Ir kažkaip panelės, aišku, rinkausi visą laiką pagal horoskopus, nu, kad sutaptų. Tai jau jeigu horoskopas netinka, tai jau ne tada. Tai čia irgi pokštai buvo tokie. Reiškia, jau sakydavau, nu jo, vėžys ir mergelė tai patys blogiausi ženklai pagal tos horoskopus. Tai mano dabar viena dukra yra vėžys, o kita dukra mergelė. Tai va, kai vaikai gimė, tada jau galvoju, nu jo, čia jau su žmona irgi lygiai taip pat. Pirmą kartą susitikom, bendradarbiai buvom tik tai kitam skyriui. Kaip ir lyg tai nieko, bet sakau, ne, čia ne man. Ne, čia per daug jau ten. Ta prasme, paprastesnių man reikia. Jo, ir taip, aš jau toks mandras, viskas tvarkoja, 2 metus pasivaikščiojau ir po to gaunasi į tą patį darbą. Jinai ateina į darbą ir aš. Ir mes kartais nueinam papietauti ir aš taip galvoju, visai geras žmogus. Jisai, ta prasme, atsiranda bendra kalba. Ir va šitoje vietoje vėl supratau, kad čia jau viešpaties darbai, ta prasme, dievulis kažkaip stumdo tos sugrąžino jūs į, kaip sakoma, ant tos pačios lentos. Jo, visą laiką tokios mintis buvo, galvoju, tikrai yra, bet, nu, sakau, ir taip po to gyvenimas taip
savo eiga, vedėm, susilaukėm dukrų, viskas kaip ir gerai atrodo. Ir namą viešpats padovanoja irgi. Gyvenam atrodo puikiai, ta prasme. Ten irgi buvo tokia istorija, kad pamatėm namą Palangoje, sakom, šitas gražus namukas toks, tokio norėtume. Ir nebuvo, net paskui atsirado ir sklypas sodų bendryjoje. Ir nebetelpa tas namukas, nebetelpa į tą sklypą niekaip. Ir taip žiūrim, tai opa, aš jau ten visokių maketų prisipaišęs. Tip top. Nu ir tas namas atstovi, toks pats kaip Palangoje, dabar mes gyvenam jame. Tai, nu, vat, sakau, kai svajoji atrodo, o viešpats taip dar daugiau duoda. Bet kaip vat įžangoj kalbėjom, kad atrodo viskas gerai, viskas tvarkoja, šeima, 2 dukros. Namas. Namas, jo, ir darbas atrodo geras, ir čia ir nieko nestokoja, lyg tai, nu, kaip ir, bet kažkas vat negerai, ta prasme, žmona nepatenkinta, tų pinigų kai visada per mažai atrodo, ten, nu, ir gaunasi toks viduj tikrai ten pakankamai tamsu, juoda, ir tada užduodi savo klausimus, ką aš čia veikiu šitoje žemėje ir apskritai, koks mano tikslas. Va, ir kaip tik tuo metu jau darbe ten buvau pakilęs pareigose, tai visokie seminarai, mokymai, ten psichologiniai, tai ir man kažkaip labai sudomino ta psichologija, tokia pradėjau domėtis. Nu ir kažkaip besidomint tą psichologiją, kažkaip dar draugas irgi davė paklausyti ten tokios medžiagos apie rytų filosofijas, rytų religijas. O, galvoju, čia geri dalykai, čia ir taip įdomu pasidarė, pradėjau domėtis ir, žodžiu, į mano rankas pakliuvo knyga. Knyga vadinasi Sai Baba kalba vakarams. Irgi taip netikėtai taip. Nu, ta prasme, kadangi mano tas draugas, kuris man davė ten tos medžiagos, jisai žinojau, kad kažkaip ten su Sai Baba kažką, nu, žodžiu, per daug detalių ir buvo įdomu, kas tai yra. Ir vat pakliuvo ta knyga. Atsiverčiu, wow, čia gera knyga, čia kiekvienai dienai išminties yra kažkoks tai skaitinys ir kiekvieną dieną skaitai, gauni kažkokią tai dvasinę tokio peno. Viskas čia gerai. Ir toje knygoje buvo parašyta, kad galima užduoti bet kokį klausimą ir tu gausi atsakymą, reiškia. Nu, tai super, man klausimas, aišku, kad ką aš čia veikiu ir koks mano tikslas yra šiame gyvenime. Ir dabar atsimenu, buvo gražus šeštadienio rytas, atsisėdau patogiai, pasiėmiau tą knygą, uždaviau tą klausimą, atsiverčiau, kažką paskaičiau atsitiktinai ir taip nesupratau, kas pradėjo darytis. Pašiurpo oda, skruostais, nu, viduje tokia meilė, toks džiaugsmas, ta prasme tokia gera. Būsena sunku apsakyti, aišku. Žiūrėjau į priekį ir, ta prasme, bėgo ašaros. Atrodo, kad viską myli, apskritai aplinkui viską. Ir aš nesupratau, galvoju, kas čia, turbūt gal jau išprotėjau. Išsigandau, aišku, bet po to kažkaip, vat, galvoju, dar ta visas drebulys, pasižiūriu, nu tikrai, atsistoju, galvoju, reikia eiti į virtuvę. Ir man tokia mintis, šeima. Supratau, kad čia atėjo atsakymas. Kad atsakymas yra šeima, galvoju, tai paprasta. Tai nei namai, nei mašinos, čia tikslas, nu tai ką. Bet nėra taip ir paprasta iš tikrųjų šeima. Tai vat. Nu ir tada tikrai vat, nusiraminau, kažkaip, aišku, su nieko nesidalinau to savo pojūčiu. Pradėjau tą knygą skaityti ir kaip įdomu, pasikeitė mano vidus, širdis. Nebenorėjau meluoti visiškai nuo to. Ta prasme, bet kokią kainą sakyti tiesą. Muzikinis skonis pasikeitė. Iki tol mėgdavau klausyti tokią agresyvią muziką. Ten AC/DC ir panašiai kažką daugiau. Nu, to viskas, ta prasme, tik melodinga kažkaip, tokios visiškai kitaip. Ta prasme, nu, neteikia džiaugsmo ten tie
Šiaip muzika visą laiką buvo man kažkaip svarbi ir tuo ir domėjausi ir iki šiol patinka. Ir, žodžiu, supratau, kad nėra gyvenime jokių atsitiktinumų, kad viskas yra susiję ir pradėjau gyvenimą žiūrėti visai kitom akim. Kiekvieną dieną tą skaičiau knygą iš ryto, bėgo laikas, atrodo, aišku, šeimoje tai ten nieks nepagerėjo, mes toliau, ta prasme, vis tiek žmonai nepatiko ta mano tokie irgi užsienimai kažkaip, ten ir meditacijos, žodžiu, visais ten, visokiom ten, Tibeto ten gimnastikom ir panašiai. Bet kažkaip keistai, keli metai tos praktikos, bet, neatnešė man tokio, tiesa, irgi įdomiai reiškia, važiuoju pasiimti žmonos iš darbo ir tokia mintis. Marijos radijas. Niekad neklausydavau, ta prasme. Ką ten Marijos radijas? Tai galvoju, ką ten babutės, ką ten jos klauso. Ir aš įsijungiu tą radiją ir kalba vyrai. Kalba vyrai ir dėsto tokias patirtis kaip ir mano. Ką aš patyriau, galvoju, geras. Tai čia, ne aš vienas toks, reiškia, yra daugiau. Ir labai pradėjau įdėmiai klausyti ir dar plius šlovino. Taip artima buvo. Man gitaros tos dainos visą laiką patikdavo. Ir tos melodijos, ir žodžiai. Galvoju, geras, ir tokių giesmių yra. Ir aš pradėjau klausyti, tada kiekvieną ketvirtadienį, atsimenu, būdavo tos laidos. Klausiau liudijimus, mokiausi giesmės. Savaime mokiausi, kadangi labai malonu buvo klausyti, susiradau jų internete. Muzika ten jau į telefoną būdavo, ta prasme, prisikraunu vien krikščioniškų ten tų melodijų tikrai. Ir taip buvo toks noras ir jaučiau, kad tai yra kažkokia prasmė. Ir su ta prasme lygiai atsirado noras eiti į bažnyčią. Atsimenu, sekmadienį galvoju, nieko neveikiu vis tiek. Nuėjau į bažnyčią ir taip kažkaip galvoju, kažkas vis tiek. Ta prasme, prasmingai praleidau laiką ir ne šiaip savo. Ir tada atsirado noras ir išpažinties eiti, kažkaip valytis. Ir žodžiu, aš taip palaipsniui šiek tiek judėjau link Dievo. Čia buvo keli metai gal praėję. Kol vieną dieną taip trink per kūnas iš giedro dangaus. Dukra serga vėžiu. Ir taip iš pradžių dar buvo gal tokie įtarimai, ten tų galutinių tai neturėjom rezultatų, bet kai, jau įtarimai buvo, kadangi buvo toks lūzas, jisai nemažėjo, žodžiu, ant kaklo. Ir man tokia mintis, tik malda gali išgelbėti. Aš jau praktikavau tada, tai ir knygą skaičiau, ir į bažnyčią ėjau, ir rožinio buvau kažkodėl, tai, žodžiu, aš kaip katalikas, tai... Tai tradicija jinai... Taip. Ir tada tik malda gali išgelbėti. Ir tada, lygiai taip pat ir su žmona iškart suartėjom, ta prasme, bendras tikslas yra melstis už dukrą. Kaip dabar atsimenu, tai ir važiuodavom ir į bažnyčią, ir į aušros vartus, ir rožinį kartu kalbėdavom. Su Marijos radiju praktiškai kiekviena rožinio laida, tai visą laiką ant kelių klaupiesi, verki, dukros gaila, laidoji, aišku. Ir tada pradėjau domėtis, kaip čia daugiau, kaip čia kažką, kad ta malda stipresnė būtų. Tai tokio, sakysime, kad žinojimo, kad realiai tik tai buvo tas vidinis suvokimas. Aš galvojau, gal kažkokios patirtis buvo, kur jau turėjai, kad malda išgydė. Ar čia yra pirmas kartas? Čia buvo tik tai vidinis suvokimas. Galvoju, daktarais, bet ta prasme, pačiam reikia melstis ir prašyti viešpatį. Ir ką, ir tada kažkaip prisiminiau, kad per Marijos radiją buvau tą girdėjęs apie veiklių žmonių bendriją. Yra, kurie meldžiasi už kitus ir atėjau į susirinkimą Vilniuje. Su žmona mes tada atėjom, pilnas stalas, tam didžiulis stalas, gal 20 vyrų. Giesmės jau man, aišku, žinomos, kartu giedojau, arbatą geriam.
vyrai liudijo ir po to po susirinkimo meldėsi. Aišku, skruostais bėgo ašaros, kažkaip, sakau, vis tas toks dukros labai gaila. Ir kitą dieną įvyko stebuklas iš tikrųjų. Aš kitą dieną einu į dušą ir man jau nebėra tokio ten kažkokio suspaudimo, tokio gailesčio, noriu giedot ir toks džiaugsmas širdį. Galvoju, kas čia dabar geras. Ir kažkaip tikrai ir po to jau klaupdavausi melstis ir nebuvo to. Meldžiausi, žinojau, kad viskas gerai, geram kely. Ir prasidėjo ženklai, mes dar po to gal po savaitės nuvažiavom su dukra į susirinkimą irgi. Ir prasidėjo ženklai. Ateina, atsimenu, antradienį, kažkuria savaitės dieną aš namuose dirbu. Dukra į kambarį, sako, tėti, sako, guzas, sako, sumažėjo. Tai sako, turbūt dabar po visą kūną išsivaikščiojo. Sakau, vaikelį, sakau, ta prasme, dėkok Jėzui, sakau, čia jau jis tave dabar gydo jau turbūt. Tai buvo toks pirmas momentas. Po to po kelių dienų važiuojam į Santariškes ir man tokia įkyri mintis. Jeigu neišgirsi nieko blogo iš gydytojas, turėsi pasakyti, kad Jėzus yra gyvas. O kas čia dabar? Ir aš tai veikiu. Daram katalikui šitai padėti. Ir vėjų tą mintį. Ir žodžiu, nuvažiuojam pas gydytoją. Gydytoja pagyvenus, jau, ta prasme, specialistė, gera, viską dėsto ir, ta prasme, aš nesuprantu. Jums čia tai pasisekė, čia viskas gerai, čia dukra meldėsi, kad tik Nevėžio institutė tam mūsų gydytų, nes vis tiek slogi aplinka tokia. Sako, jūs perkeliami į Santariškių tos pagrindinius korpusus, ten atvažiuosit, vienu žodžiu, ten dar tyrimai, atsimenu, buvo nepadaryti iki galo. Pirmas tyrimas apskritai parodė, kad, reiškia, nėra piktybiškų ten tų ląstelių. Kas čia dabar? Ir aš taip, to gydytojo baigė, sakau, aš turiu pasakyti, taip viduj galvoju. Atsistoju ir sakau, aš turiu pasakyti, kad Jėzus yra gyvas. Ir gydytoja, aš tikiu, seselė ten taip. Ir iš tikrųjų, tai buvo kažkokia, nežinau, kaip dabar atsimenu, tai buvo laimingiausia diena mano ko gero gyvenime. Nes mes po to, ta prasme, nieko blogo neišgirdom, vienas dalykas. Antras dalykas, aš žinojau, kad Jėzus mane laiko už rankos. Yeah. Ir šitas mes tada važiavom švęst, picų valgiam, žodžiu. Žmona tai kažkaip, gal taip, tradiciškai daugiau tas tikėjimas pas ją, bet vis tiek kartu meldėmės, viską važiuodam po to į procedūrą su dukra, tai visą laiką atėjo mūsų, kad kažkaip, nežinau, buvo tas. Po to dar buvo toks irgi manau, kad taip stebuklas, nes paskiria tyrimą, kuris paprastai ten kokius eilėje reikia laukti 2-3 mėnesius. O mums ten einam prie registratūros. Tai gerai, sako, va čia už 2 dienų ateisit. Sudėliojo viską ir iš tikrųjų tada va tas kelias, viskas gydymo. Ir šiai dienai dukra visiškai sveika, ačiū Dievui. Tai kiek dukrai buvo metų, kai susirgo? 21. O dabar? Dabar. Tai jau 7+, tai jau 29 šiemet bus. Ir viskas, be jokių komplikacijų, viskas sveika, ačiū Dievui. Už tai, kad prieš porą metų, kai buvo 5 metai, Jėzus vėl man priminė. Aš važiuoju į susirinkimą ketvirtadienį. Ta diena kaip tik dukra važiavo į Santariškes. Ten periodiškai reikia pasitikrinti. Viskas gerai, viskas tvarkoja ir aš nuvažiuoju į susirinkimą. Ir mūsų gal 10 vyrų. Ir kažkaip mūsų prezidentas Linas sako, Eugenijau, gal gali paliudyti? Ta prasme, būna kartais ateina naujų žmonių, kurie gali kažką. O čia taip, aš tikrai neturėjau, ten kažką taip jau, jeigu įprastai, tai tikrai neturėjau, nes gal ir neseniai buvau liūdėjau. Žodžiu, taip viskas, visi žino mano liūdėjimą to labiau. Ir Linas taip sako, gal gali paliūdyti. Ir taip aš, kažką iš naujų tokių atsitikimų, kur akivaizdžiai. Ir tai tokia mintis gili, tai
apie dukros lygą pakalbėjo. Ir aš taip paliudijau ir po to supratau. 5 metai buvo praktiškai, kaip tik tada tą dieną dukra važiavo ir 5 metai buvo po išgyjimo. Taip. Tai ačiū Viešpačiui Jėzui. Ir... O kai vis tiek, sakysime, tokie įvykiai įvyko, tie 5 metai, ne, su Jėzumi, tai jau, kaip sakyti, aktyviai, ne, kaip tu sakei, kažkaip tai... Dabar jau 7. Jo, startavai nuo pirmos tokios dvasinės patirties ten per visur, per aplinkui, bet dabar jau, sakysime, tokie 7 aktyvūs metai, įkelia kokį nors prisiminimą, kas sakysime, dar yra įvykę pačiam. Taip. Tai nuostabu. Iš tikrųjų dar gal paskui paminėsiu, kaip su ta knyga ten buvo. Bet dabar galiu apie tuos dalykus pakalbėti jo. Tai su Veiklių žmonių bendryje atsivėrė tas, nežinau kaip čia. Ta prasme, panirau į Jėzų iš tikrųjų. Kalėjimas. Ligoninė. Tai ligoninė iš pradžių gal taip iškart gana drąsiai. Ta prasme... Nejaučiau nepatogumo, kad ten eiti už ligonius melstis kartu su broliais. Ir tai jauti, kad tarnauji Viešpačiui. Bet didžiausią įspūdį tai padarė gal kalėjimas. Kai vyrai vaikšto, tai kur vaikštote, kai iš Vilniaus? Tai kai aš pradėjau, tai mes dar eidavom į Lukiškes. Jo, o dabar tai Vilniaus pataisos ir ten Vilniaus kalėjimas, man vadinasi jo. Tai vienas dalykas, kai Lukiškės pirmą kartą nuėjau, tai toks visas susigūžęs, taip tamsu, baisu, bet galvoju, su broliais nepražūsiu. Pašlovinom kažkaip ir tada viskas taip atsileidžia, po to dar atsimenu ir paliudijau, prieki sėdi žmonės, kurie ten iki gyvos galvos, taip, sakau, bet tai kelis kartus, kiek mes ten, gal kokį sykį per mėnesį turbūt eidavom, tai tikrai ne vieną kartą esu ten buvęs ir po to jau nueini, kaip labai ramiai toks. Bet didžiausia kažkaip patirtis tokia dar buvo. Lyg tai jau į kalėjimus jau kaip ir einu. Manęs iš pradžių į tą Vilniaus kalėjimą neįleido, nežinau kodėl, nedavė leidimo. Bet po to gal ten kokių buvo pažeidimų vairuojant, nežinau. Tai kai gavau leidimą, kartu su broliais nuėjom, atsimenu, aplankyti kalinių, į koplyčią ten. Aš išėjau iš to kalėjimo, tai nesupratau, kaip ant sparnų. Toks džiaugsmo, toks irgi panašiai kaip ta pirmoji patirtis, kai tu jauti, kad aplinkui viską myli. Čia netoli to buvo, ko gero atsisėdau į mašiną ir ten wow. Tu taip pasakėjai ir aš tokį momentą irgi prisiminiau, kada tu papuoli, vadinkime taip, į tą tobulą Dievo laiką ir vietą, vadinkime. Tai man buvo, aš šitam Kryžių kalne liudijau, irgi taip atvažiavau ir man viskas ten pavyko ir taip toliau. Ir būtent tą momentą aš išėjau iš tos koplyčios ir tu tiesiog neini, tu skrendi. Jo. Wow, toks, atrodo, ten, nežinau, netelpi savį, atrodo, iš tikrųjų. Tai labai gerai iš tikrųjų tame vaikščioti, tame Dievo tobulam plane. Mes, aišku, būna ten ir užpjaunam tų grybų ir į vieną ir į kitą pusę, bet kai pataikai, tai yra, kaip sakyti, nesulyginami dalykai su nieko iš tikrųjų. Ir kaip tu sakei, kad dar užsiminsi apie tą knygą, kaip vis tiek, tai buvo vienas stipriausių tavo dvasinių patirčių. Taip. Ir sakysime, kaip toliau, kas įvyko tenai su šitą vietą. Tai praktikuojant, skaitant tą knygą, per Marijos radiją girdėjau, kad reikia skaityti šventą raštą. Bet kažkodėl man tas raštas niekaip neatsiversdavo. Ta prasme, atsiverčiu, pradedu skaityti, nieko nesuprantu. Kaip per smalą, kai sako. Ir iki tos dukros ligos, tai praktiškai man raštas ir neatsivertė. Ir kaip dabar atsimenu, taip klaupiuosi melstis, rožinį kalbėti, ant komodos guli ta knyga, aš taip į ją pasižiūriu ir taip mintis tokia, čia praeitas yra etapas jau, viskas. Užversta jinai man tada, kol aš jos tada nesudeginau, tai ir jinai ten ir gulėjo, ta prasme, aš jau jos daugiau nebeskaičiau.
Galvoju, man jinai nebeįdomi, kadangi aš jau ją buvau kelis kartus perskaitęs per eilę metų, metams yra ten tie išminties skaitiniai ir kai reiškia ta mintis, kad praeitas etapas, tada kažkaip po truputį pradėjau Bibliją skaityti ir Biblija atsivertė ir atsivėrė ir Viešpats prakalba ir ten, ten tai jau yra tikra gelmė ir po šiai dienai skaitau ir dalinuosi tuo žodžiu, kiek galiu, tai o knygą, kaip minėjau, ten aš ją sudeginau, statulėlės išskandinau visokias, žodžiu, kad pirmo Dievo įsakymą buvau pažeidęs. Tai reiškia, vis tiek toje knygoje, taip įdomi, tu sakai, atrodo, knyga tai ne Dievas, ne? Taip skamba, kaip čia taip, žinai, pažeidęs, bet reiškia, tavo ramstis jinai kaip ir buvo, ne? Tai reiškia, kad tu remiesi, reiškia, sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Jeigu žiūrėtume pirmą įsakymą, tai reiškia, kuo tu remiesi iš tikrųjų. Nežinai, žmonės būna, sakysime, ten aš tikiu Jėzumi, žinai, apsistato dabar, čia pinigų medžių, žinai, pasimelsim, čia dabar, žinai, čia drambliuką pasistatysim, čia dabar dar varlytę pabus, žinai, o tu Dieve, aš tau dar pasimelsiu, žinai. Bet kuo tu iš tikrųjų remiesi, žinai, tas toksai labai, labai įdomus momentas, kad tai kai tu... Tada, kai knygą jo skaičiau, tai atrodo viskas gerai, ten melsdavausi poteriais, jo. Skaitydavau ten tą knygą, čia išmintis kažkokia, viskas kaip ir tvarkoj. Bet tas gyvenimas buvo toks, sakau, ir dukros liga, ir šeimoj tas, toks, kažkaip nebuvo to Viešpaties namuose ir mūsų šeimoje, kažkaip to tokio pripildymo, to džiaugsmo tikrai nebuvo. Taip atrodo viską praktikuoji, bet tai ne taip, per jėgą, kaip sakant, darai. Ir kai atėjau bendriją, kai sutikau Jėzų, tai praktiškai tada gyvenimas kažkaip ir nušvyto. Ir dabar kiekvieną rytą atsikeli, padėkoju Jėzui, už viską padėkoju ir meldžiuosi ir tas ir džiaugsmo pripildo. Aš gal iš esmės esu toks optimistas, bet kai Jėzus pripildo, tai jau čia joks optimizmas neprilygs, aišku. Be abejo, optimizmas yra gerai, tik tai, kad to žmogiško optimizmo kitą kartą nepakanka praeiti tas sunkes, kaip pavyzdžiui, pas patį buvo tos sudėtingos gyvenimiškos situacijos. Taip. Tai praktiškai kiekvienoje nesvarbu, kokia situacija. Ir šiandien važiuoju, atiduodu viską Jėzui, viskas laimina, važiuoju, suspėji tada. Taip, iš tikrųjų, gera klausytis tokių istorijų ir jeigu, sakysime, ar dar yra kokia nors mintis, kurią tu dar norėtum pasidalinti, tiesiog visiškai laisvai, ne tai, ką kalbėjome, bet gal yra ką iškelia Viešpats. Taip, gal, nežinau. Praktiškai. Kaip, keičia ir iki šiol mane, jisai yra ką veikti. Tai žinai, mūsų dieną, žinai, turime savo tuos supratimus, savo įsitikinimus, savo ego ir Dievas dirba su to, sakysime, žmogaus pasikeitimu, bet gera girdėti tą tikrai tuo tikruoju Dievo džiaugsmu spinduliuojančią istoriją ir jūs, žiūrovai, jeigu norite daugiau tokių istorijų, tikrai ateikite į Lietuvos veiklių žmonių bendrijos organizuojamus banketus gyvai. Galite atrasti mūsų video aprašyme, būtent yra vžb.renginiai. Tai tikrai pasižiūrėkite, kur tuo momentu vyksta. Jeigu jūs žiūrite vėliau šitą įrašą, tai jūs pamatysite esamus renginius, nuėję į šitą nuorodą. Taip pat primenu, kad Kanal 10 Lietuva veikla yra išlaikoma žmonių aukomis, tai jeigu jums yra idėja į širdį paaukoti, pasidalinti, taip pat yra šito video aprašyme nurodyta sąskaita arba Contribui platformoje padaryti prenumeratą kažkokiai tai norimai sumai remti kas mėnesį.
Taip kad tikrai dėkojame už jūsų palaikymą, dėkojame už jūsų maldas ir iki susitikimų kitą sekmadienį.